Na ką, taip gražiai sėdim, dainuojam, prisimenam Vydūną, o už šitų langų ir apskritai už Lietuvos sienų siaučia audros. Ir taip norėtųsi, kad būtų ramybė, va ta, kurios čia ir tylos, apie kurią čia kažkas šnekėjo. Bet aš užtat ir pavadinau savo pasisakymą pramanų vandeninė tikrovės salelės kur nekur. Deja, žmonės ir ne tik Lietuvos, kiekvienas žmogus gyvena pramanų vandeninė. O tikrovė, jinai ateina neišvengiamai. Ir kai gavau pasiūlymą pasisakyti, galvoju, ką reikėtų pasakyti tokio. Pradėjau klausinėti žmonių, pažįstamų, draugų. Ką jūs norėtumėte išgirsti iš manęs? Ir žinot, ką jie sako dažniausiai? Trūksta saugumo jausmo. Vienas dalykas. Ir antras dalykas – susipriešinimo baimė. Susipriešinimo baimė. Susipriešinimas žmonių tarpe yra nuolatinis reiškinys, jis eina nuo neatmenamų laikų, per visą literatūrą mes tą galime matyti. Bet ypatingai tai yra pavojinga, va tokiais neramiais laikais kaip dabar. Nes susipriešinusi visuomenė gali padaryti lemtingas klaidas. Ir kas baisiausia, susipriešinimas yra ne taip, kaip minėjo maestro, tarp žmogaus ir žmogėdros. Susipriešinimas dažnai yra tarp dviejų žmonių, tarp brolių ir brolių, tarp brolių ir seserų, tarp tėvų ir vaikų. Ir tame irgi nieko naujo. Aš kažkada paauglystėje, kai susidūriau su Vydūnu, su Kudirka, su Basanavičium, su visą tą plejadą iškilių žmonių, kurie atkūrė Lietuvos valstybę 16 metais. Vieni gyveno tarp Lenkų, kiti gyveno tarp Vokiečių, kiti tarp Rusų. Ir aš niekaip nesuprasdavau, galvoju, kodėl jiems taip sunkiai sekėsi būdinti tą lietuvį. Man buvo vaikui neaišku šitie dalykai. Atrodo, vat kaip mes dabar čia visi dainuojam tas lietuviškas, kam kokios abejonės gali kilti? Aš nesuprasdavau, kodėl galvoju taip. O dabar aš gyvenu epochoje, kur aš tą matau labai arti. Ir tarp kitko, porą įdomių faktų iš tų Vydūno laikų. Ir kas tada buvo? Tais neramiais laikais, kurie pagimdė vasario 16. Jaunimas turbūt nežinos šitų faktų. Porą tokių įstabių tiesiog faktelių. Buvo tokie du broliai Narutavičiai. Stanislavas ir Gabrielius. Gimė Telšiuose ir augė Telšiuose. Galima sakyti, žemaičiai. Ir žinot, koks jų likimas buvo tais neramiais vasario 16 laikais. Stanislavas Narutavičius pasirašo nepriklausomybės deklaraciją. Vasario 16. Ir yra Lietuvos valstybės tarybos narys. Tai yra mūsų pradžia valstybingumo atkurto. O jo brolius Gabrielius Narutavičius 22 metais tampa pirmuoju Lenkijos valstybės prezidentu. Jūs įsivaizduojat, kas turėjo dėtis šitoj šeimoje, jeigu vienas brolis atkūrinėja Lietuvos valstybę, o kitas brolis tampa Lenkijos valstybės prezidentu. Ir beje, jis to prezidentu pabuvo tik keletą dienų. Lenkai jį nužudė, būtent jiems nepatiko, kad jis atėjo iš čia, iš Lietuvos. Tai vienas faktas. Antras faktas. Pirmas atkurtos Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, jau būdamas šitame statuse, 23 metais, lapkričio mėnesį, buvo pasodintas į kalėjimą. Tuometinis prezidentas Stulginskis už tai, kad jis ne tą išspausdino savo redaguojamam žurnale Vairas, jį pasodino keletui dienų į kalėjimą. Taip, kad tas susipriešinimas, tame nieko nėra naujo, tik tiek, kad jis yra ypač pavojingas va tokiu sunkiu metu. Ir dabar žiūrėkit,
Kodėl aš akcentuoju visą šitą? Yra, kaip jums pasakyti, tie žmonės, kurie yra mano amžiaus panašiai, turbūt atsimins, kad mes anais laikais, iki Sąjūdžio, gyvenom tokį dviejopą gyvenimą. Vienoks tas gyvenimas buvo per televizorių rodomas ir laikraščiuose. O mes tarpusavyje, ateidami pas maestro į teatrą, slapta visai apie ką kitą galvojom. Visai. Ir kalbėjom, ir galvojom, ir užuominas laidėm, ir maestro tas užuominas laidėdavo pastojimės, dėl to ir einam dėl tų užuominų. Prantat? O jums dabar ne tas pats atrodo. Jeigu jūs žiūrėsit televiziją, tą valdiškąją pusę, tai jūs matysit, kažką panašaus kaip mes čia, jokių problemų kaip ir nėra. Dainuojam, grojam. Bet jeigu jūs paskaitysit internetinę erdvę, o šiandieną tikrasis gyvenimas yra internetinėje erdvėje, ten žmonės yra savimi, ten jie rašo komentarus. Ten. Toliau yra toks dalykas kaip socialiniai tinklai, kuriuose žmonės kalbasi su žmonėmis. Nežinau, ar kas nors tai naudojat savo gyvenime. O aš kasdieną žiūriu 10 pokalbių žmonių įvairiomis kalbomis. Rusų, lenkų, lietuvių, anglų. Ir visur aš matau vieną ir tą patį. Visiškai skirtingą supratimą pasaulio. Ir jis yra ant tiek skirtingas, kad taip kompromisui vietos nėra. Tiesiog tai yra, kažkas neįtikėtina. Jeigu kas nežiūrit, nueikit į tuos. Tai žmonės, ten yra tokie socialiniai tinklai, kur tu gali pasirinkti šalį. Ir tu eini, žmogus sėdi, laukia tavęs ir tu su juo kalbėsi. Ir tenais tu matai, kaip tie žmonės supranta pasaulį šios dienos, kaip supranta apskritai žmogaus ir žmogėdros šitas problemas, tylos problema ir visa kita. Tai yra antiek skirtingi dalykai. Ir aš, naudodamasis proga, šiek tiek pasiguosiu jums dėl savęs. Pastarosius keletą metų aš stengiuosi kuo mažiau kalbėti viešai. Praktiškai aš tik čia ir pasisakau pastarosius keletą metų. Kodėl aš tą darau? Kodėl būtent taip aš elgiuosi? Dėl to, kad jau prieš 14 metų aš pradėjau suprasti, kad yra dalykų, kurių dalis žmonių yra nepajėgų suprasti iš principo. Ir kartais akivaizdžiausių dalykų dalis žmonių yra nepajėgų suprasti. Ir jeigu tu jiem bandysi aiškinti, tik išauksi jų pyktį. Ir aš nutilau. Bet kur yra mano bėda, aš tiek prikalbėjau prieš tai. Kad dabar su kuo aš susidūriau. Tiesiog aš paaiškinsiu, nes vis tiek mes darom įrašą, kad tie, kurie žiūrės, jie turi žinoti šitai. Aš neturiu jokios paskyros internetinėje erdvėje. Aš neadministruoju jokio puslapio. Šiuo metu jokio. Bet po internetą vaikšto kelios dešimtis, ne tik pilnų mano laidų, bet vaikšto, nežinau, ten galybė iškarpų. Kažkas iškarpo, suklijuoja taip, kaip jiem atrodo, kad jiems reikėtų. Ir jie platina tas iškarpas. Aš jokios įtakos tam daryti negaliu. Bet kodėl aš leidau savo šiek tiek per savo asmenį dabar pašnekėti? Dėl to, kad tos peržiūros tų iškarpų surenka 100 000 peržiūrų vienas dalykas, o viena iškarpa surinko virš 1 milijono peržiūrų. Tai aš spėju, kad čia kas antras turėjot matyti. Ir kągi aš skaitau, tas 1 milijonas peržiūrų ir daugiau ten yra, bet ne mažiau milijonų. 1000 komentarų. Ir kągi aš skaitau. Absoliučiai priešingos nuomonės šiuo atveju mano pasisakymą atžvilgiu. Vieni mane gyrė, kiti peikė juodai. Ir aš drįstu pasakyti ir vieniem, ir kitiem. Tiek vieni iki galo nesupranta, tiek kiti to labiau nesupranta. Va dėl to ir aš šneku, kad mes gyvenam ir ne tik mes. Tai yra tas pats Lenkijoje, jeigu jūs paskaitytumėt lenkiškus komentarus, kaip jie diskutuoja savo internetinėje erdvėje, aš laisvai suprantu lenkiškai. Lygiai tas pats, lygiai tas pats. Rusiško erdvėje lygiai tokia pati.
Angliška erdvė. Tai mes ką tik matėm, Jungtinių valstijų reikalai, pasižiūrėkit. Tai yra absoliučiai skirtingos dvi visuomenės. Ta, kuri balsavo už Trumpą ir ta, kuri balsavo prieš Trumpą. Tie žmonės yra panašus tik, kol nekalba. Vat kol sėdė arba kartu dainuoja, gitaram skambina, visi tokie gražūs, žavūs. Pabandykit pasišnekėti ir pamatysit, kaip jie iškart susipriešins. Ir čia nebus tas žmogaus ir žmogėdros reikalas. Čia bus skirtingas pasaulio suvokimas. Bet jis yra ant tiek skirtingas, kad kompromiso vietos nėra. Įsivaizduokit, paimkim tas pačias Jungtinės valstijas. Kodėl už Trumpą balsavo? Dėl to, kad daliai visuomenės nusibodo sakyti, kad nežinia, kiek yra lyčių. Ir kur dabar žiūrėkit, kur gali būti kompromisas? Vienas sako, lyčių yra ten kažkiek, tarkim, 70, 50, kitas sako 2. Tai koks kompromisas gali būti? 15 lyčių? Suprantat? Ne, nėra vietos kompromisui. Arba 2 lytys, arba begalybė. Kitaip sakant, jeigu kažkam yra 2 x 2 4, tai yra labai paprasta ir bukas toks 2 x 2. Bet jeigu tau 2 x 2 yra ne 4, tai variantų yra begalybė. Begalybė, suprantat? Ir dėl to tiek Lietuvos visuomenė, tiek visa vakarų civilizacija gyvenama šitam. Tų burbulų yra daugiau, jų yra ne 2. Jų yra galybė tų burbulų. Bet jeigu taip apibendrinant, tai aš sakyčiau, viena visuomenės dalis, ar Jungtinėse valstijose, ar Lenkijoje, ar pas mus, bando vyti sveiką protą. Palauk sveikas protė, palauk mūsų. O kiti priešingai, bėga nuo to sveiko proto, eik tu savo, eik tu, nekišk čia mums savo. Kažkur čia. Ir čia atsiranda tas pramanų klausimas. Dalis visuomenės, to susipriešinimų, viena dalis gyvena pramanų pasaulyje ir neieško realybės salelių, o kiti bando vis tik ieškoti šitos realybės. Bet yra dar mažesnė dalis kiekvienoje visuomeniai, kur dabar puikiai atskleidė USAID reikalas. Suprantate, apie ką aš kalbu? Pasirodė, kad didelė dalis tų pramanų skleidėjų, apie pramanus aš pakalbėsiu, ką aš turiu omeny. Bet dabar paaiškėjo, kad didelė dalis pramanų skleidėjų tą daro už pinigus. Ir už didelius pinigus. Suprantat? Ir tai pasirodo visam pasauliu. Visam pasauliu. Jiems moka, jie kalba. Nemoka, dabar jau nebekalba. Ir dar yra viena kategorija žmonių, jų nedaug, kada žmogus gyveni tiek, kiek aš, ir panašaus amžiaus žmonės mane supras, mes per savo gyvenimą stebėjom tam tikrus Lietuvoje žinomus žmonės, pavardės, kurios kelis kartus keitė vėliavas. Kai aš buvau visiškai jaunas ir jie buvo jauni, jie manęs mokė vienokias vėliavas nešioti. Paskui jie greit pakeitė vėliavas kitom plasdėm ir visą laiką mane moko. Jie vėliavas keičia ir visą laiką sakosi, kad jie teisūs ir nori, kad aš eičiau paskui juos. O aš visą laiką buvau tautininkas, taip ir likau. Suprantat? Ir čia iškyla klausimas, aš jau į jaunimą kreipiuosi. Kada jūs nežinot, kurių klausyt, nes visuomenė šiandien yra balsai gana skirtingi. Ir dabar jaunimui ką daryti? Kurių klausyt? Kurie čia yra arčiau to sveiko proto? Tai tiesiog turėkite omeny, kad didelė dalis tų pramanų skleidėjų tą darė už pinigus. Ta jūs dabar turite juodom baltų parašytą. Galit net pavardės paskaityti. Čia aš net tik apie Lietuvą galvoju, čia visur yra tas pats. Ir dėl tų žmonių, kurie vėliavas keitė. Kaip jums atrodo, ar verta klausyti tų žmonių, kurie per gyvenimą keletą kartų keitė vėliavas? Gal jiems nuo to net ir geriau buvo gyvenime, bet tai juk akivaizdžiai rodo, kad jie netiesos ieško, jie ieško tik naudos savo ir viskas. Tai ar verta jų klausyti? Ir dabar pakalbėkime apie tos pramanus, kurios už tos pinigus
skleidė ir skleidžia toliau, ne tik Lietuvoje, bet ir daug kur pasaulyje. Ir kaip įžanga pacituosiu Vydūną. Tai yra pasakyta 1911 metais. Skaitau. Didžiausia mūsų vargingumo priežastis yra tai, kad mums begyvenant užėjo ant mūsų svetima kultūra. Pasidarėme kitų beždžionėmis. Ir taip pasilikome be nieko. 11 metai. Ir dabar pasižiūrėkim, kągi mums siūlo šiandieną va tie Vydūno minėti žmonės ir tie procesai, apie kuriuos jis kalbėjo. Nu, pradėkim nuo maisto. Nevalgysim, tai iš vis negyvensim. Gal ne visi žinosit, bet Europos Sąjungos parlamentas o čia prieš keletą dienų legalizavo kirminų naudojimą maiste. Ir dabar bus dabar tas kirminų miltai bus dedami visur. Gėrimus, taip toliau, taip toliau. Kol kas oficialiai uždraudė tik Italija šitai daryti. Italijos valdžia oficialiai uždraudė. Nu dabar žiūrėkite, kas nors gali pasakyti, kad kažkur ten Azijoje tos kirminus valgo. Bet jūs man atsakykite ir savo pirmiausia atsakykite. Kodėl staiga, vat kaip Vydūnas rašo, gyvenam savo gyvenam ir staiga mums reikia kirminus valgyti. Iš kur tas ateina? Ir kam to reikia? Kodėl staiga prisireikia tų kirminų? O visą tai pamatysit, kaip tie pramanų skleidėjai, tie už pinigus dirbantis, tuoj pradėsit tikinėti, kad čia yra tiesiog pirmo būtinumo prekė. Einam toliau. Pinigai. Pinigai, na, suprantama, visako variklis. Tik porą paminėsiu, kur yra pramanas ir kur yra realybė. Jūs visi girdit tokią santrauką BVP, bendras vidaus produktas. Taip trumpai pasakius, tai yra bendras nupirkimų ir paslaugų kiekis suteiktas šalyje per metus laiko. Ir mes operuojam šito BVP. Bet dabar žiūrėkit, kur yra pramanas ir kur yra realybė. Jūs nesunkiai galit tą viską suprasti. Vienur jūs plaukus kirpsit už 10 eurų pasaulyje, o kitur lygiai ta pati operacija kainuos 100 eurų. O BVP vienas padidins 10 eurų, kitas 100. Kitaip sakant, šitas produktas, šitas parametras ekonomikos ir pinigų apyvartos yra ganėtinai toks dviprasmiškas. Ir žiūrėkit, vienaip skamba 5 procentai nuo BVP, ko nors. Ar ne? Nu, kas čia 5 procentai? 2 procentai, 5. O visai kitaip skambėtų nuo biudžeto, nuo realaus biudžeto. Kitas dalykas, jeigu apie pinigus šnekant, pensijų fondai privatus tai ypatingai aktualu jaunimui. Kai prasidėjo šitą idėją, kai atnešė šitą pramaną, privačių pensijų fondų idėją, prieš 14 metų internete gali susirasti mano pasisakymus. Aš jau tada aiškinau, kad iš šito nieko neišeis. Nes realybė, ta realybės salelė yra visai kitokia. Kaip žino, dabar Seimas bando spręsti šitą klausimą, paleisti išeiti iš šitų privačių pensijų fondų. Bet mes gyvenom pramanų, tų privačių pensijų fondų pramanuose, ūkuose šituose. Nu, kažkas pasipelnė. Kodėl tas negali veikti? Aš nekalbėsiu ten kitų argumentų. Užtenka pasižiūrėti, juk šitas pensijų reikalas yra projektuojamas keliasdešimčiai metų į priekį. Ne? Taip, jaunimas ruošis po keliasdešimt metų prisidėti prie pensijos. Atsisukit keliasdešimt metų atgal. Pažiūrėkit, kiek visko įvyko per šitos keliasdešimt metų. O kad šitą sistemą veiktų, tai tiek pusimi keliasdešimt metų turi būti ramus. O ramus jie nebus, mes matom, kaip kasdieną viskas keičiasi. Gerai, eikim toliau. Kaip žinot, Jungtinės valstijos išstojo iš Pasaulio sveikatos organizacijos. Ir savo sveikatos ministrų Trumpas paskyrė ne bet ką, o Kennedy jaunai. O Kennedys jaunasis buvo aktyvus kovotojas prieš masinį skiepimą.
dėl COVID. Jie dabar pradės tyrinėjimą, kas už to stovi, ko siekia. Ir dabar atsiminkit, kai buvo skleidžiami pramanai šito reiškinio atžvilgiu, kas už tai gaudavo pinigus. Ir tiesiog turėkit omeny. Energija. O dabar čia mes atsijungiam nuo Brelo tinklo. Ta proga, porą tiesiog pastebėjimų. Kodėl elektros kaina ir dujų šitaip šokinėja? Realybė yra tokia, kad mes prisirišom prie biržos. 2010 metais mes ES reikalavimų prisirišom prie biržos. O birža tai yra tas reiškinys, kuriame kaina šokinėja. Dėl to ir mūsų kaina šokinėja, mums kaina šokinėja. O iki tol būdavo ilgalaikė sutartys su tiekėju, tu susitari, kokią kainą jis tau tieks ir tu gali kažką projektuoti į ateitį. Ir aišku, kaip nepaminėti saulės ir vėjo energijos. Pažiūrėkit, yra pramanai, gražiai pateiktas reiškinys ir jis turi savo pliusų. Niekas nesako. Yra tam tikrų vietų, aplinkybių, kur tiek saulės, tiek vėjo energija yra nepakeičiama. Suprantama, nieks neginčia. Bet ką reikia žinoti? Ką reikia žinoti? Jūs kiekvienas tai žinot. Saulė ir vėjas ne visada šviečia, ne visada pučia. O čia yra tikrovė salelė. Pramanas yra nematyti šito, o salelė yra tokia, o nešviečia ir nešviečia. Ir tada ką reikia daryti? Reikia turėti antrą sistemą. Arba ta įprastinė generacija, arba akumuliatorius. Ir šita energija pabrangsta automatiškai, nes reikia turėti atsargoj tą įprastą generaciją, arba akumuliatorius, kurie ne ką pigesni. O jums yra pramanas ir yra tikrovės sala. Aš čia galėčiau daug šnekėti tų pramanų, bet porą tik labai greit paminėsiu. Inkliuzyvus mokymas. Tai liečia universiteto darbuotojus, mokytojus. Dar vienas pramanas. Žmonės nori, kaip jums pasakyti, žinot tą posakį, gerais norais kelias į pragarą veda. Tai norai labai geri. Bet reikia suprasti, kas yra įmanoma padaryti ir ko neįmanoma padaryti. Jūs pakalbėkit su mokytojais, kurie neprarado sveiko proto. Visi jums atsakys vieną ir tą patį. Netgi su tų neįgalių vaikų tėvais, tie, kurie nepraradė sveiko proto, jie irgi jums pasakys visai ką kitą, negu dabar pramanų skleidėjai, už pinigus beje, irgi stumia. Žalėsis kursas. Vėl tas pats. Pramanas yra tame, kad žmogus įtakoja klimato kaitą. O realybės salelė yra tokia, kad klimatas, mokslininkų įrodė, atsidarykit bet kurį internete puslapį apie klimatą, jūs pamatysit, kad Žemės rutulyje klimatas keitėsi pastoviai. Tai šilo, tai šalo, tai yra įprasta būsena Žemėje. Ir žmogaus įtaka čia yra visiškai menkas dalykas. Jau vien tik to užtenka. Ir, aišku, visi LGBT reikalai, diversity, vyrai moterų sporte, lyčių reikalas. Kaip žinot, staiga nei iš jo, nei iš to Jungtinės valstijos paėmė ir nuleido šitas visas vėliavas. Visas LGBT vėliavas nuleido. Ir tas sako, ne šiaip kokie žmonės iš pavarčių. Tai sako, galingiausias pasaulio valstybės prezidentas. Tai sako, turtingiausi pasaulio žmonės, kurių rankose yra didžiulė įtaka. Beje, Disnėjaus kino kompanija jau pašalino visus šitos reikalus iš savo filmų, oficialiai. Dabar žiūrėkit, ką aš pasakysiu. Jie tai vėliavas nuleido. Bet dabar vyresnės kartos žmonėms turbūt bus suprantamas tas pavyzdys. Perestroikos laikais, kai atėjo Gorbačiovas, jis nuleido raudonas vėliavas. Suprantat? Ir mes taip džiaugiamės tom nuleistom raudonom vėliavom, kartu su maestro, spektaklius pradėjom kitokius statyti. Šiek tiek. Bet žiūrėkit, kas tuo metu vyko kitur pasaulyje. Sakykime, dalyje Afrikos šalių, Azijos šalių, kitur pasaulyje, su tom raudonom vėliavom lakstė dar ilgai.
Jau pas mus jos senai nuleistos ir džiaugsmas, kad jų nėra, o ten dar laksto. Tai jūs dabar pamatysit, kaip Lietuvoje, ten jau vėliavas nuleido tas vaivorykštinis vėliavas. O pas mus dar lakstys ilgai, kaip tada. Kaip tada. Na ir dabar einam prie dar rimtesnių dalykų. Istorija. Istorija yra lygiai toks pat pramanas. Ten yra, čia yra mano kasdienybė, aš keliasdešimt metų kiekvieną dieną ir vakarą skaitau, stebiu ten diskusijas ir visą kitą. Aš jums nekankinsiu jūsų, tik tiek pasakysiu, kad istorijoje yra tiek nesueinančių galų, toj didelėje pasaulio istorijoje. Aš stebiuosi, kaip dar istorijos mokslas gyvas. Ir aš prognozuoju, kad kaupėsi tą kritinę masę žmonių, būtent internete. Yra šitiek žmonių, kurie visiškai kitaip pateikia istoriją, tiek pasaulis turiuomenį apskritai, čia ne Lietuvos istorija. Bet grįžkim prie realybės salelių istorijoje. Pakalbėkime apie Lietuvą. 1795 metai. Lietuva praranda galutinai valstybingumą kartu su Lenkija. Ir mes 120 kelis metus valstybės neturėjome. 1918 vasario 16, kai mūsų protėviai skelbė atkurią Lietuvos valstybę, dažnai nepasakomas kitas dalykas. Lygiai tas pats pareiškimas turėjo nuskambėti 1917 metų gruodį. Lygiai tas pats, išskyrus vieną sakinį. Čia daugiau jaunimui. Tame sakinyje, tas sakinys skambėjo taip, amžini ryšiai su Vokietija. 17 metų gruodį mes be šito sakinio negalėjom dar šito paskelbti, tos deklaracijos. Paskui situacija fronte pasikeitė ir Lietuvos taryba susirinko. Beje, jie susibarė. Kada norėjo skelbti 17 gruodį šitą deklaraciją, dalis tarybos išėjo protestuodami prieš šitą sakinį dėl amžinų ryšių su Vokietija. Bet, ką reikia žinot, mes tada atstatom valstybingumą. Valstybingumą. Sunkių, permainingų įvykių pasiekoja. Atvyksta pasaulinis lūžis geopolitinis ir mes atstatom valstybingumą. Toliau, kitas lūžis pasaulinis, tai buvo 39-45 metai. Į 39 metus Lietuva ėjo tik su Kaunu. Mes turėjom savo valstybėje tik Kauną. Nei Klaipėdos, nei Vilniaus neturėjom. 45 mes iš šito sunkaus laikmečio išėjom jau su 3 miestais. Kaunas, Vilnius ir Klaipėda. Ir tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai Lietuva administruoja šitos 3 miestus. Bet mes išėjom be suvereniteto. Valstybingumas yra, bet suvereniteto nėra. Toliau 90 metai. Vėl yra virsmas geopolitinis ir mes suverenitetą atstatom. Aš buvau šito proceso dalyvis. Mes atstatom Lietuvos valstybės suverenitetą pilna apimtim. Paskui, 2004 metais, mes tą suverenitetą dalinai atidavėm Europos Sąjungai. Ir čia nereikia gąsdintis šito sakinio. Suvereniteto neturi visos Europos Sąjungos valstybės. Jos visos savanoriškai dalį suvereniteto atidavė Briuseliui. Ir štai ateina 2025. Ir vėl didžiuliai geopolitiniai virsmai, ir aš pasakysiu jums didesnį, negu bet kada. Nes jeigu griūnant Tarybų Sąjungoje šitas procesas lietė tik Tarybų Sąjungos gyventojus, visas kitas pasaulis gyveno ramiai. Tai dabar kas prasidėjo? Ir jūs matote tą praktiškai vos ne kas valandą. Vyksta lūžis visame pasaulyje, visame žemės rutulyje. Ir kuo vis tai baigsis, šiandieną niekas nežino. Ir dabar žiūrėkit. Vat prasidėjo ypatingi įvykiai ir kaip elgėsi mūsų valstybės laivo vairininkai. Tiems, kuriems mes pavedėm šiandien šitose šurmulingose vandenyse
politiniuose, vairuoti mūsų valstybės laivą. Vieni jų sako, kad grėsmės nėra valstybingumui. Girdėjot šiandien pasisakė. Kitas vairininkas sako, ką jūs, grėsmė didelė kaip niekada. Trečias pasako, grėsmė yra, bet mes dėka 5% ir iki 30 metų tas grėsmės pašalinsim. Nu, aš šiek tiek pakomentuosiu jų pasisakymą. Tie, kurie sako, kad grėsmės nėra, nežinau. Jie akivaizdžiai neteisūs. Grėsmė yra, Lietuvos valstybingumą yra iškilusi didžiulė grėsmė. Bet tie, kurie sako, kad grėsmė yra, jie mato tą grėsmę tiek supaprastintai. O jinai yra gerokai komplikuotesnė. Tos grėsmių šaknis eina į gerokai daugiau vietų, negu jiems atrodo. O tas, kuris sako, kad grėsmės pašalinsim dėka 5% ir iki 30 metų, tai aiškiais grėsmės įsivaizduoja maždaug taip. Grėsmės iki 30 palauks. Mesgi dar nepasiruošę, tai grėsmės palauks. O dėl 5% aš grįžtu į tą BVP, kodėl aš jį paminėjau. Vienas dalykas 5% nuo BVP ir visai kitas nuo biudžeto. Jis yra nepakeliamas Lietuvai, vienas dalykas. Antras dalykas, mes esam pasiruošę, aš jau girdžiu, parduoti savo miškus ir žemės, ir tai dar būtų pusė bėdos. Bet esmė grėsmės yra tokia, kad nepadės jokie procentai. Ir va čia, kur yra didžiausia problema, kad pasauliniai įvykiai ir Lietuvos reikalauja žymiai didesnės kompetencijos tų vairininkų valstybės, negu jie turi. Ir aš jų negaliu kaltinti. Mes juos išrinkom. Ir jie kaip šoka, tai yra kaip moka, taip ir šoka. Jiems mes įdavėm vairą, tas žmogus kiek gali, tiek ir vairuoja. Štai kur, o jeigu jūs, aš nenoriu gilintis, kur ta grėsmė, ten, kas žiūri tos mano įrašus, žiūrėsit, matysit, prikalbėta yra galybė, aš tik tiek pasakysiu. Savo atsakykite į klausimą. Ypatingai tas dabar jau matosi. Ar Jungtinių valstijų visuomenė yra vienodai suprantanti reikalus? Atsakymas akivaizdus, kad ne. Taip? Toliau. Ar vienodai supranta reikalus Jungtinės valstijos ir Europą? Atsakymas akivaizdus, kad ne. Toliau. O yra toks dar žaidėjas kaip Didžioji Britanija. Kaip jums atrodo, Didžioji Britanija ir Jungtinės valstijos tokius pačius interesus turi Europai? Atsakymas ne. Ir šitų visų dalykų jūs negirdite iš mūsų valstybės vairininkų. Ir dėl to tikėtis, kad jie kur nors mus nuplukdys į saugią vietą, kurios mes visi norėtume. Aš tiesiog neturiu pagrindų šitam. Ir man gaila ir jų, gaila ir savęs, bet, vežimas jau rieda. Ir šiaip, kaip neprisimint, suprantat, kad vienas iš tų vairininkų, kai didžioji dalis lietuvių tautos ėjo pro Sąjūdžio duris, jis nuėjo visai kitas duris. Ir problema ne ta, kad jis nuėjo ten į tą partiją neteisingą tuo metu. Problema yra tame, kad tai parodo, kad jis absoliučiai nesuprato, kas vyksta 88 metais. Tai jeigu jis tada nesuprato, tai kodėl jūs tikitės, kad jis dabar supranta? Ką aš noriu pasakyti dabar, eidamas jau į pabaigą? Lietuva, kaip rodo mūsų istorija, valstybingumą gali turėti, gali prarasti, gali vėl atgauti. Valstybingumą patį. Suverenitetą, kaip žinot, per 100 metų aš jums parodžiau. Mes turėjom, praradom, vėl atidavėm. Jeigu nebus pačios lietuvių tautos, kuriai reikia to valstybingumo ir to suvereniteto, tai visos tos savokos apie valstybę Lietuvos netenka prasmės. O lietuvių tauta šiandieną, nykstam. Ir dabar žiūrėkit vėl, koks čia yra pramanas. Kai mes pergyvenam dėl mūsų tautos nykimo, mes neįdedam šito reiškinio į platesnį pasaulinį kontekstą. O jis yra štai koks šiuo metu. Ir tai yra reiškinys pastarųjų kelių metų tik tai. Dar visiškai nesenai buvo baiminasi, kad žemėje bus per daug gyventojų.
O visai keletą metų atgal. O dabar viskas aptvirta aukštinkojom. Šiandieną kiniečiai nežino, ką daryti, kad sustabdyti išmirimą Kinijos. Pastarosius keletą metų gyventojų skaičius mažėja Japonijoje, Kinijoje. Rekordininkas yra Pietų Koreja. Šiuo metu oficiali statistika yra tokia. 38 pasaulio šalis yra vadinamas išmirštančiomis šalimis. Ir jų tarpe yra va šitos didžiosios valstybės. Kol kas gyventojų skaičius auga tik Afrikos šalių dėka. Ir tai ten dinamika yra silpstanti, gyventojų skaičius prieaugį. Aš jums pasakysiu dar įdomesnį dalyką. Lietuvoje gimstamumo maksimumas buvo, kada mūsų gimstamumas tenkantis vienai moteriai buvo didžiausias. 1970 metais. Tai buvo maksimumas. Tai yra statistika. Ir nuo to laiko kreivėjo žemyn, nes gyventojų skaičiaus mažėjimas yra civilizacijos pasekmė. Aš nesiplėsiu tik tiek, ką aš to noriu pasakyti. Tas mūsų nykimo procesas dėl emigracijos, dėl gimstamumo mažo, jis yra sunkiai įveikiamas. Nes tai yra šiuo metu pasaulinė tendencija. Viso civilizuoto pasaulio tendencija. Bet esmė juk ne tame. Jeigu po keliasdešimt metų mūsų čia bus ne 3 milijonai, o milijonas, tik tai. Esmė yra ne tame skaičiuje. Iš milijono visada galima padaryti 10. Bet jeigu etninė sudėtis, to milijono bus kitokia negu dabar. Tada Lietuva kaip idėja nebetenka prasmės iš viso. O štai čia jau yra procesai, kurie liečia visą vakarų Europą ir apie kurią šiandien kalbėjo viceprezidentas Vencas, atvykęs į Europą. Sako, europiečiai, ką jūs darot? Ką jūs darot? Pasiskaitykit vakare. Va, kur yra tikroji lietuvių tautos bėda. Ne pats procesas nykimo, o kad išlaikyti čia tam tikrą šeimininko padėtį. Kad ir po 100 metų mes galėtume čia gražiai padainuoti, prisiminti Vydūną, kad nors kokį balsą turėtume savo žemėje. Aš esu padaręs tokį filmuką, kuris vadinasi 15 punktų. Tautinės valstybės išlikimo pamatas. Tad antras iš tų punktų sako, reikia saugot kaip akies vyzdį šitą etninį santykį, kuris šiuo metu yra maždaug 820. Jeigu šitas santykis bus sugriautas, mūsų bėdos yra praktiškai neįsprendžiamas. Ir dabar žiūrėkit, pabaigai, ką aš norėčiau palinkėti vasario 16 proga, kiekvienam iš tų, kurie žiūrės, ir Lietuvai kaip tokiai. Pirmiausia, kiekvienam asmeniškai norėčiau palinkėti nepaklysti pramanų ūkuose, nes pramanų vandenynas supa mus ir putoja. Ieškokit tų tikrovės salelių. Toliau, Lietuvai kaip visuomenė, Lietuvai kaip tautai. O tas vidinis susipriešinimas, kuris yra, ir priešų ieškojimas vieni kitose, kad nepadarytų daugiau bėdų, negu pats priešas tas padarys, atėjęs į šalis. Rantat? Šitą istoriją, jau Lietuvos istorija ir kiekvienos jau buvo galybė kartų. Mes dabar einam, lygiai ten pat. Toliau, kitas palinkėjimas. Prieš tai aš pacituosiu dar Vydūną. Taip jau ne kartą atsitiko, kad tuos, kurie norėjo suteikti žmonėms ramybės, mokindami juos geriau gyvenimą ir jo uždavinių suprasti, visai persekiojo, niekino ir prie kryžiaus kalė. Tai yra 12 metai. Tai aš linkiu tiek lietuvių visuomeniai, tiek visos Europos visuomeniai nekalti prie kryžiaus dabartinių laikų Vydūnų. O jų yra ir Lietuvoje, jų yra ir Lenkijoje, ir Vokietijoje, kur tik jūs norite. Tų Vydūnų yra šiandien Europai. Ir jos kala prie kryžiaus, kaip tą patį Vydūną prieš 100 metų. Ir Lietuvai kaip valstybei, ir mums kaip jos gyventojams, kadangi nieko gero aš jums pasakyti negalėjau šiandieną. Aš linkiu mums palankaus istorijos vėjo. Nes tie palankus istorijos vėjai, kaip aš jums parodžiau per šitą 100 metų, nežiūrint į tai, kad
Pirmas pasaulinis karas, įsivaizduokit, kokie žiaurumai, kiek žuvusių, o Lietuva išeina su valstybingumo atkūrimu. Antras pasaulinis karas, dar daugiau žiaurumų. Lietuva išeina padidėjusi teritoriškai. 90 metai, kokios bėdos, sugriūna Tarybų sąjunga, mes atkuriam suverenitetą. Reiškia, mums istorijos vėjas būna palankus. Tai belieka palinkėti, kad ir šį kartą jis pūstų mums gerą kryptim. Dėkui.